Bet čia, kai mes kalbame apie šitas dvi temas, šeimos gyvenimas ir tikėjimas, ar ne, iškyla dar toks klausimas, ar rengimas santuokos sakramentui apsiriboja katechezė. Ne? Pasižiūrėjau, ką rašo bendrasis katechezės vadovas, kas tai yra katechezė, ten yra tokie, reiškia, katechezės uždaviniai įvardinti. Ir vėlgi grįžtu prie to paties klausimo, nuo kurio pradėjau. Gal kažkuris vienas dalykas yra pagrindinis, ne katechezė būtų centrinė, arba tas kaip tik kitas dalykas rengimas santuokos šeimos gyvenimui, tiem praktiniam dalykam, bendravimui ir taip toliau. Ir čia vėlgi, ką mes randame sinodo dokumente, sinodo ataskaitoje, kur yra vienas punktas yra skirtas specifiškai rengimui santuokos sakramento. Aš tiesiog paėmiau tą tekstą ir išskaidžiau gabaliukais, kas ten yra sakoma, kas yra svarbu rengiant santuokos sakramentui. Tai yra priminti dorybių svarbą, yra tikėjimas, viltis, meilė, išmintingumas, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Tai dorybės. Labiau įtraukti visą bendruomenę, pirmenybę teikti šeimų liudijimui, rengti santuokai įkrikščioninimo metu. Ir ten toliau dar yra patikslinama susiejant santuokos sakramentą su krikšto ir kitais. Toliau, artimo rengimo santuokai programų, kad reikia tokių artimo rengimo santuokai programų. Tai čia jau apie mūsų darbą didelę dalim kalbame, tai apie ką šiandieną šnekam, kurios leistų. Ten yra du dalykai, kas tom programom yra svarbu. Tai yra autentiškai patirti dalyvavimą bažnytinėme gyvenime ir pagilinti įvairius šeimos gyvenimo aspektus. Taigi, sinodo dokumente mes matom, kad yra paminėti abu šitie punktai bažnytiniam gyvenime, tai turbūt tiek tai, apie ką katechezė kalba, ir taip pat pagilinti šeimos gyvenimą. Abu yra svarbus. Taigi, rengimas santuokos sakramentui tai nėra tiesiog katechezė, jinai nepakeičia suaugusiųjų katechezės, kuri turbūt Lietuvoje turi po truputį atsirasti ir atrasti savo vietą, ir čia turbūt katechetų darbo baras, bet tai yra specifinė situacija, kurioje turėtų būti jungiamos tos dvi temos šeimos gyvenimo ir tikėjimo klausimų. Ir keletą tokių minčių apie tai, kodėl svarbu šitas temas jungti ir ką mes kaip katalikai turim galvoje, kai mes dvi šitas temas jungiam ir bandom sulieti vienoje programoje. Atnaujinta programa, joje yra sulieta tikėjimo dalykai su šeimos gyvenimo dalykais. Ten nėra atskirai katechezės temų ir atskirai apie santykius arba ten finansus ar ten apie dar kažką. Tai eina drauge. Ir čia mes, vėlgi, čia yra cituojami bažnyčios dokumentai, toj sinodo ataskaitoje. Kad Jėzus Kristus ateina pas susituokusius per santuokos sakramentą. Tada klausimas, kur jisai ateina. Tekste, kaip sakoma, jis prisima žmogišką meilę, ją apvalo, atbaigia ir dovanoja sutuoktiniam gebėjimą gyventi, reiškia, pagal ją. Kai mes kalbam apie žmogišką meilę, mes kalbam apie, galima įvairiai ten klasifikuoti jos aspektus įvairius, bet čia vienas iš tokių pačių įprasčiausių klasifikacijų, tai yra erotiniai romantiški jausmai, ir emocinis intimumas, emocinis artumas, draugystė, bendravimas ir taip pat įsipareigojimas, lojalumas ir taip toliau. Taigi, aš dabar bandžiau nupiešti multiplikacinį filmuką šitą temą, kaip Jėzus ateina į meilę. Taigi jisai, nežinau, taip bandžiau taip nupiešti, bet jisai ateina ne tik tai į asmens gyvenimą, jis ateina į santykį. Todėl santykis, arba tai, kaip bendrauja tie žmonės tarpusavy, kaip jūs savo šeimose bendraujate su savo sutuoktiniu, sutuoktinė, tai yra ta vieta, kurioje dalyvauja Jėzus Kristus. Kažkokiu būdu, kurį turbūt mes bandom ir apmąstyti, ir priimam tikėjimu, ir taip toliau. Taigi, tas santykis jisai tampa svarbus. Šiuo atveju mes imamės ruošti sužadėtinius santuokos sakramento įgyvendinimui. Tai yra tas santykis, arba koks yra tarp jų ryšys, tai yra jie tame ryšyje įgyvendina savo santuokos sakramentą. Ir nes didelė dalis problemų kyla iš to, kad žmonės tiesiog neįgyvendina to, ką jie prisiekia vienas kitam prie altoriaus. Ką jie prisiekia būti ištikimais, mylėti ir gerbti. Tai yra
ir veiksmų, ir santykių apibūdinimas, visi šitie 3 dalykai. Ir mes galime, aišku, pavyzdžiui, ištikimybę traktuoti labai siaurai. Kad neturėsi seksualinių santykių su ten 3 asmenimis. Bet jeigu mes žiūrime rimtai, tai yra žymiai platesnis dalykas, tai reiškia, kad aš apginsiu savo žmoną nuo savo mamos, jeigu jinai kabinėjasi. Ar panašiai. Arba sunkumo akivaizdoje aš rinksiuosi bandyti kalbėtis ir ieškoti išeities. Tai irgi yra ištikimybė. Lygiai taip pat mes galime plėtoti apie meilę, mes galime paskirti visą dieną pagarbos temą ir turėti daug pranešimų. Tai yra platus dalykai, bet tam, kad žmonės šituos pažadus, sakramentinius pažadus realizuotų, jie turi išmokti tą daryti. Ir tai yra jau susijęs su santykių dalykais. Mums neužtenka ateiti jiem ir pasakyti šitos 3 punktus ir paleisti gyvenimą. Taigi, tai yra tam tikras paradoksas. Rūpindamėsi tarpusavio santykių kokybę, sutuoktiniai įgyvendina savo santuokos sakramentą. Kita vertus, augdami dvasiškai, jie gilina tarpusavio santykius ir šeimos bendravimą ir taip toliau. Taigi atsakymas yra į tą klausimą, nuo kurio aš pradėjau, kad yra paradoksalus, kad šitos 2 temos jos viena kitą augina ir viena kitą stiprina. Dabar aš norėčiau truputį tokį posūkį daryti, o kaip ką mokslas sako apie rengimą santuokai, iš tikrųjų, kaip mes galėtume bandyti susidėlioti tas programas taip, kad juose būtų šitie 2 aspektai, apie kuriuos aš kalbėjau, ir kaip iš tikrųjų pasižiūrėti iš tokios sužadėtinių perspektyvos, kaip jie tą suvokia. Mes žinom, ką norim jiem pasakyti, bet kaip jie suvokia tas mūsų programas. Dabar pirmas dalykas tai yra apie rengimo santuokai teorinius modelius. Čia jau nebe sakramentinis, tai yra grynai tyrimas, kurį atliko mokslininkai pasauliečiai apie įvairias rengimo santuokai programas, taigi nebūtinai santuokos sakramentų. Jie bandė sukurti modelį, kuris apimtų tarsi visus aspektus. Turinio prasme išskiria 4 komponentus. Tai vienas yra bendravimo įgūdžių lavinimas, antra grupė yra žinių teikimas ir požiūrių ir nuostatų keitimas, tas yra mūsų atnaujintoje programoje, motyvacijos ir dorybių formavimas, ir 4 įsipareigojimo ir lojalumo formavimas. Net yra autoriai mokslininkai, kurie taip apibendrina tos pagrindinės. Aišku, kaip mes išdėliosim šitą kokteilį, kam bus daugiau akcentų, kam mažiau, čia yra praktinis klausimas, bet apie visus šitos 4 reikia galvoti. Nuorodos programų kūrimui, kiti autoriai. Šilta atmosfera, realistiški lūkesčiai, tai yra išsikelti realistiškus uždavinius ir lūkesčius, ir aktyvus mokymasis, 3 pagrindiniai komponentai, kurie yra svarbus. Taip pat jie rekomenduoja, reiškia, dar klausimus spręsti, kuriuos yra sudėtinga spręsti visur. Tai yra aiškiai įsivardinti tikslus ir įvertinimo procedūrą, kaip mes galim apklausos būdu sužinoti, ar mes pasiekėm to, ko mes norim pasiekti. Kviesti dalyvauti iš anksto. Apibrėžti kelis bendravimo įgūdžius, kurių mokymą. Tai yra nekalbėti apie viską plačiai, paviršutiniškai, bet geriau keletą dalykų kokybiškai. Programos, kad jos būtų vis dėlto intensyvios pakankamai. Grupių atsiperkamumas ir taip pat negalintiems dalyvauti pilnai ieškoti alternatyvų. Kaip jie galėtų, net furistai yra, susiduria turbūt su tą problemą. Ką su jais daryti? Toliau, kitas tyrimas. Kas sužadėtiniams atrodo naudingiausia iš to, ką jie patyrė rengimo programoje. Pirmoje vietoje bendravimui tarpusavį skirtas laikas, jiems tai buvo naudingiausia, jie taip suvokė. Čia ne Lietuvoje vėlgi darytas tyrimas. Tai, kad sužinojo vienas apie kitą ir tai, kad sužinojo apie santuoką. Tai yra 3 šitie punktai, jie daugiausiai surenka, toliau eina dėstoma medžiaga ir jau 5 punktas jie pagilino santykius su Dievu. Man tai skamba optimistiškai, tai iš daugybės punktų į viršų atėjo šitai. Taip pat mes matom ir bendravimą su kunigų parapijos darbuotojais, mes matom apie tai, kad jie sužino apie bažnyčios mokymą, jiems tai irgi yra svarbu. Bet tai nėra jiems taip svarbu jų subjektyviam suvokime, kaip tie, pavyzdžiui, bendravimo, jų tarpusavio ryšio dalykai. Taigi šitos temos jos taip pat ir gali atverti duris tam, kad žmonės pradėtų klausytis, ką mes jiems kalbame. Toliau. Sužadėtiniams atrodo, klausimas buvo, čia buvo daugybė programų, įvertinami, renkami duomenys ir dalyvių nuomonės, ar ne? Naudingiausia atrodė, vis dėlto rezultatai rodo, kad naudingiausia, kai yra tokia maišyta komanda, kada ir dvasininkai, ir parapijos darbuotojai, ir sutuoktinių poros. Tai toks, reiškia,
suprantam tą realybę, ne visur tai išeina, bet mes turim suvokti, kad bent jau tyrimai rodo, kad tai yra efektyviausia. Toliau. Temos, kurios sužadėtiniams yra naudingiausios. Ten atsimenu buvo punktas, programos turinys. Taigi, iš programų turinio, kas jiem atrodo naudingiausia, jų subjektyvių suvokimų. Bendravimas ir komunikacija, jiem atrodo, toliau eina įsipareigojimas, konfliktų sprendimas, religija ir vertybės vaikai. Angliškai jie sako 4C reiškia. Communication, commitment reiškia, ten visi žodžiai yra iš C, church reiškia ir taip toliau reiškia. Tai reiškia 5C šitie yra pagrindiniai. Religija ir vertybės yra tenai. Jie nėra tokie, mes kartais tikrai per daug burbam apie tos žmonės, mano supratimu. Tada jau sunku mylėti. Toliau. Toliau jau eina kitos temos. Ne, vaikai, šeimų skirtumai, finansai, laisvalaikis, kas tik nori. Kartoju, tai yra jų subjektyvus suvokimas, bet darant programą reikia turėti galvoj, nes jeigu mes pradėsim nuo to, kas jiems neįdomu, jie toliau mūsų nebesiklausys. Toliau, susitikimų skaičius. Daugybė įvairių programų dalyvių buvo apklausta, kaip susitikimų skaičius įtakoja subjektyvų dalyvių suvokimą, kiek naudinga buvo programa. Labiausiai naudingais kursus laiko tos poros, kurios lankė 8-9 susitikimus. Tolesnis skaičiaus didinimas suvoktos naudos nebedidina ir trupučiuką mažina. Tokia statistika. Aišku, viskas priklauso nuo programų ir taip toliau, bet tiesiog tokie yra tyrimai, kokie bus apmąstymai, sprendimai, čia jau kitas klausimas. Programos naudingumo suvokimas laikui bėgant. Po metų 87% įvairių programų dalyvių laiko kursus naudingais. Po 8 metų 53% laiko kursus naudingais. Taigi, akivaizdu, kad kursai neturėtų pasibaigti, dauguma žmonių nori tęsinio ir ačiū už kantrybę. Atrodo, įtilpau į laiką.